Sveiki, mėly raseiniškiai, ir nieko mes nenustebinsime, kalbėdami apie, vėl sugrįždami prie tos mūsų populiarios temos, kalbėsime apie sveikatos priežiūros sistemą. Ir nieko mes nenustebinsime, sakydami, kad Raseiniai nėra išimtis. Visoje Lietuvoje iš tikrųjų su sveikatos priežiūros reforma yra iškilusių daug problemų, tačiau mūsų Raseinių krašte atėjo nauji vadovai ir tikėkime keisis požiūris, viskas judės tik tai į priekį ir tik tai geryn. Taigi pristatome dar kartą Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro naująjį direktorių Paulių Aukštikalnį. Sveiki. Sveiki. Na ir žmogus dar 2 mėnesių, sakykime, tikrai neišdirbęs ar ne vadovo pozicijoje, ar teisingai suskaičiavau? Žinokit, sudėtinga skaičiuoti, nes 50 dienų taip skaičiuoju, bet kaip tikras vadovas, ne laikinasis, tai tik tai nuo spalio 6 dienos. Tai ir pradėkime apie tos darbus ir galbūt yra tokių, sakykime, problemų, kurias jūs atėjęs dirbti turėjote spręsti čia ir dabar. Tai pirmiausiai pradėkime nuo didžiausios tokios užduoties, kadangi buvo susidariusi didelė skola. Šių metų pradžioj buvo 123 000 eurų skolos. Skola kam? Už paslaugas, už netėjusius pinigus iš teritorinio ligoninės kasų. Tai tiesiog buvo įstaigos skola. Tai tokia, kad pradėtų darbas ne nuo nulio, bet metų eigoje ta skola mažėja. Ir, sakykime, tai čia didžiausia buvo problema, tai įstaigos skolos. Ką pirmiausia, kaip visi vadovai strategiškai mąstantis, tai tikrai irgi ėmiausi audito. Tai dar daug turim reikalų su peržiūrėti visas sąskaitas iki galo, išsiaiškinti, kaip ir šiandien mes sėdėm laboratorijai. Laboratoriniam tyrimam išleidžiam mes daugiausiai. Pirminis sveikatos priežiūros centras išleidžia laboratoriniams tyrimams per metus apie 100 000 eurų. Tai šitoje vietoje galime ir pataupyti daugiausiai. Tai tikrai ėmėmės sutarčių su keliom įstaigom darančiom, kur mes siunčiam dėl laboratorinių tyrimų. Ėmėmės sutarčių žiūrėti, ką mes patys galim vėl daryti, kad būtų pigiau, ką mes galime, kur siūsti, ką daryti, kad sutaupyti, nes nuo 100 000 bent jau 10-20% sutaupus įstaigai iš karto atsirastų tokios galimybės lengviau kvėpuoti, sutaupyti pinigai irgi labai svarbu. Juolab, kad artėja šaltasis sezonas, irgi išlaidos bus nemažos, tai ėmiausi tikrai ne tik laboratorijos išlaidom, bet ir žymiai mažesnėm išlaidom žiūrėti, kurioje vietoje galima būtų sutaupyti. Tam tikrų sutarčių nutraukiam, kurios nėra būtinos mūsų įstaigai. Buvo ir su advokatais pasirašytos sutartis, abonementinės tokios. Visom priemonėm bandau su šaunia komanda, tarp kitko. Tiek administracija, tiek buhalterija, tikrai mūsų buhalterės tikrai šaunuolės užduotį vykdo, sakiau, taupykim. Tai vykdo puikiai užduotį, net ir šviesas kai kur užgesinėjom. Esmė, kad dabar užduotis yra taupyti. Kuo daugiau sutaupyti pinigų ir už tos pinigus iš karto nelaukiant naudoti toms sritims, kur galite nešti pajamų. Tai pirmiausia tokia, kaip ir jūs klausėt, ir bėda, ir užduotis, tai buvo būtent išlaidų sutaupimas. Kiek galima būtų sutaupyti. Kitas dalykas, tai tikrai daugelis gydytojų yra profesionalai. Tiek šeimos gydytojai, tiek odontologai, tiek gydytojai specialistai. Ir tokių pasitarimų nebūdavo. Elementarus dalykas, žinot, klausti, ką mes galim naujo padaryti, tai vis tiek reikia komandinių susitikimų. Pradėjom daryti būtent pasitarimus, ne tik einamom problemom išsiaiškinti, bet ir pažiūrėti, o ką mes galim dar geriau. Ką mes galim gyventojams teikti plačiau, kokių paslaugų galime teikti plačiau, ką galim padaryti geriau, ką galim padaryti paprasčiau, kad tos pačios eilės sumažėtų, kad būtų kokybiškiau aptarnaujami, kad būtų tie patys laboratoriniai tyrimai nebijotinai padaromi iš pirmo karto, nes būdavo tokių tam tikrų niuansų, kad tekdavo kartuoti laboratorinius tyrimus, kokybė, sakykime, kokį laiką nebuvo.
Tai vat einam į taupimą, į kokybę ir į idėjų generavimą. Tai vat pirmieji tokie žingsniai šitoje vietoje yra. Pakalbėkime apie tokį paprastą elementarų dalyką, sakykime, iš tikrųjų, jūs esate viena iš stambiausių gydymo įstaigų, kuri turi daugiausiai prisirašysių pacientų. Kokia yra eilė pas šeimos gydytoją, kalbant dienom, savaitėm? Labai įvairiai. Priklauso nuo gydytojo. Priklauso nuo gydytojo, nuo apylinkės. Taip, Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras yra ir daugiausiai pacientų turinti įstaiga. Kiek? Pas mus yra dabar virš 10 000, gerokai, 10 177 paskutiniu metu, bet, sakykime, virš 10 000 tai yra tas kiekis. Tai, kad ir mes turime Raseiniuose ir mes dar turim 5 ambulatorijas. Tai tiesiog leidžia būti arčiau visų raseiniškių namų. Tai 5 ambulatorijos irgi išdėstytos, pakankamai patogiai, kad kokiam Girkalnį pacientų nereikėtų važiuoti iki pat centro, kad atlikti paslaugą. Tai lygiai taip pat žiūrime ir ambulatorijas žiūriu. Nes ambulatorijose irgi turi būti kokybiškos paslaugos, turi būti plačios paslaugos. Va dabar, kaip tik šiandieną buvo tokia atėjus nauja odontologė, tikriausiai ateis pas mus dirbti, jinai raseiniškė, grįžus iš Amerikos ir tikriausiai vyks į Girkalnį. Tai va čia visai šios dienos naujienos, kad Girkalnė yra odontologinis kabinetas, bet kurį laiką jau nebuvo jokio odontologo. Tai stengiamės plėsti ir kokybę, ir paslaugų plėtrą daryti visur vienodai, tiek visose 5 ambulatorijose, tiek čia centre. Aišku, tai yra 50 dienų dar tik darbo, buvo didžiausias dėmesys skiriamas į taupimą ir sutaupimą, o už tos sutaupytus pinigus leisim būtent pacientų geroviai. Ar darėt kokią, sakykime, analizę jūs kaip vadovas, kuo jūs, sakykime, grubiai, tai pasakysiu, polikliniką, taip iš tikrųjų yra vadinama, PSPC, skiriatės nuo privačių klinikų, kurie teikia tas pačias šeimos gydytojo paslaugas ir ten tam tikras kitas paslaugas? Visi pirminės sveikatos priežiūros centrai orientuoti, aišku, į tas pagrindinių paslaugų teikimą. Analizę darom mes visi per tuos mūsų kelius susirinkimus, irgi mūsų šeimos gydytojų, kurie yra profesionalai, bet kurį laiką gal tylėja, tai svarbiausia, kad nebūtų tylos ir visuomet jų klausiu, ką mes galėtume plačiau, geriau padaryti ir įdomiau. Idėjų turime, tikrai išsigeneruoja idėjos po truputį, tos unikalios, būtent ką mes galėtume teikti kaip centras, bet apie tai paskelbsime mes, kai jau tikrai galėsim sakyti, turėsim licenciją, galėsim sakyti, kad jau pradedam teikti, tai kol kas yra tik tai tokių planų, nes susidėliojam, koks yra trūkumas ir kaip viską įgyvendinsim, tai nenoriu anksčiau kažką prognozuoti dėl mūsų unikalių kokių nors dantų, pavyzdžiui, protezavimo, ne? Ir kai jau viską susitvarkysim, tada mes pradėsim kiekvieną taip kas savaitę, kas mėnesį skelbsime vietos žiniasklaidos pagalbą, skelbsime mūsų Facebook'o pagalbą, skelbsime ir laikraščių pagalbą, tikrai kas pas mus yra daroma unikalaus ir skirtingo. Tačiau tos kasdieninės paslaugos, ką ir kiti šeimos centrai atlieka, tai pas mus yra pakankamai kokybiškai, bet irgi kiekviena tobulybė ribų nėra. Irgi su šeimos gydytojai šnekam, ką reikėtų pakeisti, ką padaryti, kad tas pačias paslaugas dar geriau, dar kokybiškiau, dar paprasčiau teikti, dar lankščiau žiūrėti pacientų poreikius, tai irgi mes žiūrime iš tos pusės. Gal toks išskirtinumas iš tikrųjų yra, kad turim ir savo laboratoriją ir esam labai arti ligoninės. Tai pirmiausia, tie išskirtumai tokie šalia, per aikštelę pereit ir pradėjom labai glaudžiai bendradarbiauti su ligoninė. Tai tikrai atsiranda daug tokių taškų, kur mums tas bendradarbiavimas yra naudingas abipusiai ir lygiai taip pat ir pas mus specialistai gali siūsti ligoninę, iš ligoninės čia su perrašymais, tai labai patogus dalykas, kad arti ligoninės, nes kartais tą pačią dieną galima ir išsiųsti į ligoninę, jeigu reikia antrinio lygio specialisto konsultacijos, tai šalia, lygiai taip pat ir
tam tikri laboratoriniai tyrimai, nuo ko ir pradėjom kalbėti, irgi kartais staiga galim greitai labai pakartoti tą tyrimą, pavyzdžiui, kalio kiekio kraujo nustatymas, jeigu kelia abejonių dėl kur daromas nuotoliu pas laimėtoje konkurso, jeigu subijojom, tai tiesiog darom čia vietoj ligoninį, tai mums toksai parankumas yra greitų atsakymų gavimas. Tai va, tas yra kaip ir privalumas, o apie visus kitus privalumus, tai po truputį, kaip jau palaipsniui, tikrai kaip jau palaipsniui turėsime susidėlioję, nes minčių dabar turime, bet reikia dar išbaigti iki galo ir tada jau tikrai bus skelbiama garsiai, viešai ir plačiai. Na, pavyzdžiui, atsiprašau, labai pavyzdžiui. Pavyzdžiui šiandien. Dabargi šaltasis sezonas. Prasideda šaltasis sezonas ir sezoninio gripo metas. Na, kas mes visai dėliojam, sakau, kodėl mes negalim būti tą įstaigą, kuris skiepė visus. Na ir nusprendėm, taip, pas mus, gal net pirmadienį paskelbsiu mes plačiai šitą skelbimą, kad tikrai pas mus skiepus gaus visi, ne tik mūsų įstaigos pacientai, visų įstaigos pacientai ir visų rajonų. Galės atvažiuoti ir iš kitų rajonų. Nemokamai? Mokamai. Supratau, bet žodžiu, iniciatyva gera. Bet paslauga yra, ne, kodėl tai aišku? Kam priklauso nemokamai, tai tie gaus nemokamai pagal sąrašą, pagal įtraukti į rizikos grupę, tie asmenys tikrai gaus nemokamai, bet šiaip, toks mūsų unikalumas, kad skiepiam visus. Supratau. Žodžiu, tie, kas važiuos valgyti koldūnų, galės prasukti. Žinoma, kad taip, pas mus pasiskiepyti. Taip. Vis dėlto jau seniai yra faktas, kad gydymo įstaigos yra verslo įstaigos. Jos turi dirbti, uždirbti atlyginimus, sakykime, savo darbuotojams. Ir pakalbėkime apie tokį paprastą dalyką. Kuo daugiau pacientų, tuo be abejo daugiau pinigėlių. Ne? Kaip jūs planuojate prisitraukti? Esate pakankamai, sakykime, taip ir taip didelė įstaiga, tačiau be abejonės, kova už klientą vyksta visur, tiek parduotuvėse, tiek gydymo įstaigose, tiek švietimo įstaigose. Visi mes ateiname su tuo savo, vienur su piniginė, kitur su krepšeliu. Tai ar esate jau apgalvojęs kažkokią strategiją, kaip galbūt iš tų, na, gal nelabai draugiška sakyti, bet iš privačių ar ne, išsikrapštyti, na, čia prisitraukti tos pacientus? Iš tikrųjų, teisingai sakot, jūs pats esu iš Kėdainių. Kėdainiuose situacija kardinaliai kitokia. Jis labai didelė jūsų, ne? 90% Kėdainių pacientų yra prisirašęs prie būtent miesto VŠI įstaigos šitos, ne privačios, o čia truputį kitaip. Čia yra apie 30% prisirašę prie mūsų įstaigos ir ta normali sveika konkurencija tikrai reikalinga. Žinoma, paprastas dalykas, kodėl pacientas renkasi vieną ar kitą įstaigą, na, dėl kokybės. Tai čia mūsų užduotis yra padaryti maksimalią kokybę ir platų spektrą paslaugų pasirinkimo. Pagrindinis dokumentas, prie kurio pradžia darbo yra ir prie kurios sėdėsim, pasirengsim iki galo, planuoju per šitos metus, tai yra mūsų įstaigos strateginis planas. Tai yra svarbus dokumentas, kuriuo ne aš vienas, nes aš visuomet sakau, tai yra mes visi komanda, kaip ir minėjau, tai kiekvienas gydytojas užsidirba atlyginimą savo ir įstaigos administravimą. Kitaip negali būti ir va šitą komunikuoju pastoviai su savo kolegomis, su savo komanda, kad tikrai mums reikia užsidirbti, kad galėtume pasidengti atlyginimą, plus daryti plėtrą. Siūlykit idėjas. Tas idėjas po truputį dėliojamės ir susirašysim į strateginį planą. Kai pasirinksim labai aišku strateginį planą, tai galėsim žiūrėti, ką mes galim patys įpirkti, ką galim prašyti pagalbos, ką galim žiūrėti iš įvairių ES fondų paramos, dabar irgi ateina ir RRF fondas ES ir prašom savivaldybės tam tikrus dalykus pagelbėti, ir aišku, savivaldybė tikrai pakankamai daug padeda, nes vadovo požiūris yra teigiamas mūsų įstaigos atžvilgių, net ne mūsų įstaigos atžvilgių, visų rajono gyventojų atžvilgių, kad iš tikrųjų, kad visos įstaigos turėtų galimybę teikti kokybiškas paslaugas visiems rasiniškiam. Tai čia yra svarbiausias dalykas. Labai senas kabantis reikalas išsiplėsti stovėjimo aikštelės, nes šiai dienai, pavyzdžiui, naudojamės ligoninės aikštelėmis dažniausiai. Tai irgi gavom jau patikinimą, kad tikrai
tą daugelis tarybos narių gal pritars, tai gal galėsim greitų laikų ir išsiplėsti mūsų klientams stovėjimo aikštelės prie poliklinikos. Nes, tokie laikai, daug kas turi iš tikrųjų savas mašinas privačias, o jeigu dar reikia atvykti iš toliau, tai po to galvoti, kur pastatyti automobilį, irgi yra, tokia problema. Tai vėlgi, kodėl pacientas renkasi gydymo įstaigą, tikrai yra labai daug punktų. Aišku, pirmas punktas šeimos gydytojas ir po to krūvo kitų punktų iki įstaigos švaros ir kvapo ir įvaizdžio ir visko. Absoliučiai viskas priklauso prasideda nuo registratūros, kaip pakeliam ragelį pacientui ar perskambinam. Pavyzdžiui, pas mus yra tobulai veikiantis skambučių registras. 100% visi skambučiai yra, jeigu neatsakyti, tai perskambinti. Kokybė visą kame, ne tik siauroje paslaugoje, bet visą kame kokybė. Kokybė reikia pinigų. Užsidirbti ir sutaupyti. Tai tokiam rate mes čia irgi kaip voverė rate. Sukam tą ratą, taip. Užsidirbam, išleidžiam, kokybę gerinam. Užsidirbam, išleidžiam, kokybę gerinam. Taip, tokia yra vizijos ir, sakau, man patinka, kaip visų pradedi klausti, o kaip norėtumėt gyventi darbuotojai, tai darbuotojai tikrai daug pasako, tik reikia klausyti, reikia į planą jau sudėlioti, būna poreikis labai didelių išlaidų, kurios mes negalim šiandienai atsidedė, į kitų metų biudžetą persikėlė. O kas ten žino? Gal kitais metais įpirksi, yra poreikiai, kur šiandieną galim nupirkti vieną kitą kokį odontologinį aparatą ar šeimos gydytojai kokį stetoskopą, tai laukti nereikia, bet tikrai planuojame viską smulkiai, kad pagerinti būtent gera kokybė buvus, visuomet gera, bet tobulybė nėra ribų, tai tikrai žiūrim į kokybę ir per tą kokybę tikėsimės prisitraukti daugiau pacientų. O gerbiamas direktoriau, sakykime, iš tikrųjų Lietuvoje jau yra tokia garsiai reiškiama ta problema medikų trūkumas, ar ne? Ne tik tai Raseiniuose, sakykime, bet iš tikrųjų didieji miestai ir masiškai medikai ir migruoja ir keičia darbo vietas ir išeidinėja iš darbų. Kokia situacija yra pas jūs poliklinikoje? Kiek jums trūksta, koks amžiaus vidurkis dirbančių čia žmonių ir koks yra poreikis? Amžius tikrai įvairus. Amžiaus neiškelčiau pirmą vietą niekada. Mano požiūris yra ne amžius, o profesionalumas, nes irgi susidūriau tiek čia gyvenimiškai darbe, tiek ir kitose įstaigose, kartais jau ir į pensiją išėjęs gydytojas žymiai greičiau sutvarko visus aprašymus ir viską, negu atėjęs pakankamai naujas šeimos gydytojas. Tai amžiaus į pirmą vietą nekelčiau, kokybė man svarbiausia yra ir žinoma, kad nebėra mados atsikelti į miestą, kad dirbtam miestą. Visi yra pakankamai mobilus ir daugelis atvažiuoja iš Kauno dirbti čia į Raseinius. Raseinius gyventi renkasi Kauną, Tauragę ir įvairiai. Bet šios dienos tokios aktualios, kad automobilis nėra problema ir renkamės gyvenimo vieną miestą, darbų į kitą miestą, svarbiausia meilė darbui. Pas mus atvažiuojančios gydytojos iš Kauno, šeimos gydytojos turim ne vieną atvažiuojančią jauną šeimos gydytoją, tikrai myli savo darbą, myli visus raseiniškius, o tai yra svarbiausia. Kai myli, tada ir suteikia kokybiškiausią paslaugą, ar dirbtum Girkalny, ar Nemakščiuose, ar čia centro poliklinikoje, tikrai jaučiasi mūsų gydytojų noras padėti raseiniškiam, įvykdyti Hipokrato priesagą su meilė ir 100%. Dėl to čia yra naujas amžius. Tas mobilumas jisai bus. Aišku, visuomet mano prioritetas vis tiek raseiniškiai ir gydytojai raseiniškiai. Žinot, jau kai po darbo išeini į gatvę, tai tikrai įsipareigojęs net ir po darbo padėti savo miesto gyventojams, nes kaip žinia, tiek slaugytojos mūsų, kurios teikia paslaugos namuose, tiek mūsų šeimos gydytojai, jie dirba čia ir dažniausiai kur nors parduotuvėje dar konsultuoja vieną kitą. Kitaip neišvengiama taip. Tai tikrai kokybė dar didesnė vietoj gyvenančių ir dirbančių raseiniškių. Tai šiandien dienai jums jokių specialistų netrūksta? Žinot, visuomet trūkumo tokio kaip ir didelio nėra, bet norėtųsi pasirinkimo laisvės, norėtųsi
daugiau šeimos gydytojų, slaugytojų, kad galima būtų daryti plėtrą, paslaugų plėtrą ir nuo požiūrio, nuo optimizmo. Tai irgi tiesa. Kalbant apie iš tikrųjų tiek mūsų savivaldybė, tiek visos Lietuvoje esančios, beveik visos savivaldybės yra sukūrusios programas darbuotojų pritraukimui, ar ne, į regionus. Ar jūsų įstaigoje yra darbuotojų, specialistų, kurie naudojasi šitą programą ir ar, sakykime, jūs ją viešinate tą programą, galbūt tai irgi būtų patrauklu ateiti, naudotis teikiamomis savivaldybės programomis? Taip. Tai geras, teisingas savivaldybės vadovų požiūris yra paleistos programos tokios kaip kelionės apmokėjimas į darbą, 10 centų už kilometrą, kad pristraukti atvykstančius dažniausiai iš Kauno pusės. Tai va taip ir minėkime, nes tikrai labai patogus susisiekimas iš autostradą ir bet kokiu oru, bet kokiu metu. Tai šita programa yra populiariausiai naudojama, pas mus daug kas naudojasi šitą mūsų įstaigoje, šitas savivaldybės parama daugelis naudojasi, yra aišku ir kitų programų, tiek įsikūrimui, tiek mokslo pasirinkimui, bet gal kad jaunimas nėra tas norintis ilgam įsipareigoti. Ir kitos programos verčia ilgesnį laiką truputį įsipareigoti, vis tiek jaunimas yra mobilesnis, norisi ir užsieniai padirbti ir panašiai. Tai aš nežinau, daugelis priežasčių, dėl ko nesirenka kitų programų, bet renkasi būtent šitą atvykimo programą, tai matyt dėl kitų priežasčių. Bet populiariausia yra tai kuro apmokėjimas iki darbovietės pagal kilometrus. Tai va, taip, labai įdomi politika iš viso Lietuvos mastu yra vykdoma, nes kadangi pasišneku irgi labai dažnai su savo šeimos gydytojais, mes aptariam irgi kitos rajonuose net ir priedai prie atlyginimų mokamas savivaldybės yra panašiai. Tai, žinot, girdėjau, kad net ir butus savivaldybės perka geriausius, didžiausius, kokiuose mažeikiuose, kur ten tikrai dar sudėtingiau prisikviesti, gal net Latvijos būtų lengviau prisikviesti negu savus lietuvius, bet tai yra, sakykime, toks laikinas problemos sprendimas. Rimtas sprendimas turėtų būti dar kažkaip kitaip. Nežinau kaip, čia yra jau politikų duona, ne? Palikim politikų duona, iš tikrųjų, tai anksčiau būdavo pagal paskirimus, pavyzdžiui, kurį laiką atidirbti reikėdavo. Gal čia vienas iš variantų, gal būtų variantas, koksai tos pačius esamus gydytojus perkvalifikuoti lengviau. Pavyzdžiui, pas mus dirba pediatrai, jam irgi reikėtų metų persikvalifikuoti į šeimos gydytojus. Ir gal čia kažkoks palengvinimas būtų, gal apmokėjimas iš valstybės. Čia, palikim politikam šitą vietą, bet tikrai manau, kad sprendimas toksai vietos savivaldos lygmenyje yra labai didelė našta ir čia reikėtų jau spręsti Lietuvos mastu, kaip galima į tos regionus išplėsti galimybę atvažiuoti gydytojams. Šiai dienai tai taip, kad rinktųsi Raseinius gyventi dėl darbo, kol kas dar neradau, bet irgi intensyviai ieškom, nes norisi turėti ir tą potencialą, kad jeigu viena gydytoja išeitų, o kas kitas pakeistų. Tai irgi smarkiai dirbsim šitą sritimi, žiūrėsim, tai viskas čia. Dar tik 50 dienų. Dar tik 50 dienų, tai tikiuosi, ties 100-dieniu, kaip mes šnekėsim, kitaip šnekėsim. Aš pabaigai buvau tokį paruošus klausimą apie viziją ir tikslus, tai man atrodo, mes visą tą laiką ir pakalbėjom apie tai, ar ne, nes matot, minčių turite daug. Minčių daug turim. Vizija, pagrindas vizijai kurti, tai visos komandos darbas. Čia yra pagrindinis dalykas, kad viziją sukurtume mes, va čia dirbantis visi. Gydytojai yra ausis ir akis, jie žino visą problematiką, o aš turiu tik tai suorganizuoti, kad mes tą viziją padarytume kartu visi. Tą mes ir darome. Susirinkimo metu, kaip minėjau, ir minčių generavimas ir viskas, tai ir galų gale mes turim suguldyti, planuoju per šitos metus, į strateginį dokumentą, kurio jau turėsim, kurie jau būsim nusibrėžę kelią, to strateginio dokumento vadovausimės ir bus labai aiški vizija, labai aiškus finansavimas, labai aiškus kur, kada ir kaip skirsime. Tai va toksai reikalingas labai dokumentas, kelias, žemėlapis, į kurią pusę eina. Jeigu taip trumpai, žinoma, kad mūsų vizija būti kokybiškiausia, daugiausia paslaugų teikiančia įstaiga, pirminės sveikatos priežiūros įstaiga Raseiniuose. Ne tik
sveikatos priežiūros, bet ir sveikatinimo paslaugų. Tai va čia ta esmė plėtra. Tai tada užduosiu paskutinį klausimą. Ir kaip jums tas Raseinių miestas ar Raseinių rajonas, nežinau, kiek spėjote aplankyti per tą 50 dienų? Spėjau, tarybos posėdį buvau. Buvot. Pagrindinis dalykas. Ten visas mintis suplaukė į krūvą. Ir panašus, ir kažkiek skirtingas, ir malonu bendrauti su visais. Nežinau, kodėl čia taip gaunasi, gal kad aš labai paprastai bendrauju su visais, tai tikrai labai malonu žmonės ir bent jau kur kasdien susidurite su darbuotojais, žinokit, idėjų kupini. Tikrai pakeliavę, konferencijose gydytojai dalyvavę, matė daug ko, tik tai jų klaust ir išklaust reikia, kad nelaikytų pas save kažkur mintise, kaip išklausi, tada sudėlioji strategiją ir vykdai, kad vienas dalykas, kad mus vis daugiau rinktųsi pacientų. To mes nuoširdžiai ir linkime. Taigi primename, kad šiandien kalbėjome su Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriumi Pauliumi Aukštikalniu. Ačiū už gražias mintis, už idėjas ir be abejonės didelės jums sėkmės. Ačiū jums, laukiu šimtadienio progą atvykstant. Būtinai, iki malonaus. Ačiū žiūrėjusiems.